Taigi, sveiki visi, aš esu mokinys iš Vilniaus Ozo gimnazijos, Daujotas Jonikas. Ir šiandien pristatysiu Jums temą pasaulio sporto raida ir istorija. Taigi, čia būtų turinys. Ir kodėlgi pasirinkau šią temą? Manau, jog svarbu ir įdomu yra žinot, koks buvo tas sportas praeitį, kokios sporto šakos buvo, kaip vadinamos šiuolaikinės sporto šakos, kas pasikeitė per daugelį metų ir faktorių, ir kurie mus nugabeno iki pirmųjų vasaros olimpinių žaidynių, vykusių 1986 metais Graikijos sostinėje Atenuose. Jose moterims nebuvo leidžiama dalyvauti. Ir pradėkim gal nuo to, kas yra sporto raida. Tai sporto raida yra įvairiausi vystymosi procesai, kurie apima įvairius aspektus, tokius kaip fizinio aktyvumo formos, sporto šakų atsiradimas ir evoliucija, treniruočių metodikos tobulėjimas, technologijų įtaka, profesionalumo augimas bei sporto organizacijų ir varžybų plėtra. Ir sporto raidos lygmenys. Šiandien aptarsiu du. Tai būtų istorinė raida, kai sportas nuo senų laikų, pavyzdžiui, olimpinės žaidynės Graikijai, ir socialinė ir kultūrinė raida. Tai lyčių lygybė, sporto prieinamumas ir susidomėjimas. Sporto istorinė raida. Sportas atsirado nuo seniausių laikų per amžius, vis vystėsi kartu su žmonija ir civilizacija. Jis vystėsi nuo paprasčiausių fizinių judesių iki profesionalių, koncentruotų sporto šakų. Palyginkime čia, pavyzdžiui, pirmosios atgaivintos vasaros olimpinės žaidynės vyko 1896 metais Graikijoje, Atenuose. Jose dalyvavo 14 šalių tiksliau, iš kurių daugiausia aukso medalių surinkusi šalis buvo JAV, netgi 11 aukso medalių, o iš viso surinko daugiausia Graikija, net 46 medalius. Tada sporto šakų dar nebuvo daug, nebuvo jokių sporto šakų iškraipimų ir nukrypimų. Buvo 9 pagrindinės sporto šakos, tai plaukimas, tenisas, fechtavimas, lengvoji atletika, dviračių sportas, gimnastika, šaudymas, sunkioji atletika, imtynės. Ir tuo metu pavyko pritraukti net 80 000 žiūrovų į Panathinaiko stadioną. 2024 metais vykusios vasaros olimpinės žaidynės Prancūzijoje, praeitais metais, jose dalyvavo 205 šalis, jau ne 14, iš kurių daugiausiai aukso medalių surinkusios šalis buvo JAV ir Kinija, po 40 aukso medalių, o daugiausiai surinko JAV net 126 medalius iš viso. Tai ir jau tada sporto šakų krypčių atsirado daugiau, 32, o ne 9. Tai dėl to ir daugiau aukso medalių ir žiūrovų. O kaip vystėsi sportas per amžius, tai senovės civilizacijos laikotarpiu, tai senovės Egiptas, Mesopotamijos ir Kinijos. Pirmieji sportiniai užsiėmimai buvo susijęs su medžioklė, kad susimedžiot savo maistą. Ir kariuomenė, religija. Buvo praktikuojamas imtynės, lankininkystė, bėgimas, kovos menai. Ir tai jau matom buvo brėžinių, kaip reikia treniruotis. Graikijos laikotarpis. Sportas pavirto kasdienybę. 776 metai prieš Kristus surinktos pirmosios olimpinės žaidynės Olimpijoje. Ir tuo metu populiariausia sporto šaka buvo stadiono bėgimas, pankrationas, kovinis sportas ir disko ieties ir metimas. Ir senovės Romos laikotarpiu sportas pradėjo orientuotis labiau žiūrovų pageidavimus, pavyzdžiui, gladiatorių kovos su vežimais ir imtynės, tai ką daugelį iki dabar matome filmuose. Viduramžių laikotarpiu jau sportas pradėjo plėstis, sportas labiau pradėjo linkti link karinio pobūdžio, turnyrai, riterių kovos, šaudymas iš lanko. Taip pat ir kaimo bendruomenės pradėjo rengti liaudies žaidimus, tokius kaip futbolo pirmtakai Anglijoje ir įvairūs bėgimai ir imtynės tarp savų.
Renesanso laikotarpiu ir naujaisiais laikais, tai yra nuo 16 iki 18 amžiaus, atsirado susidomėjimas kūno kultūra. Sportas tapo svarbesniu aukštuomenės ugdymo dalis. Visiems pradėdavo, visiems reikėjo sportuoti, tapti aktyvesniem. Ir atsirado pirmieji sporto klubai ir taisyklės. Pavyzdžiui, šiuolaikinio bokso taisyklės 17 amžiaus. O sportas pradėjo profesionalėti apie 1896 metais. Susiformavo modernios olimpinės žaidynės. Kai kuriuose šalyse, kaip Anglijai, Prancūzijai ir JAV, pradėtas plisti sportas, pradėjo organizuoti futbolo, beisbolo ir lengvosios atletikos varžybos, turnyrai. Sportas vis tapo labiau reglamentuotas, pradėtos kurti oficialios bendruomenės, įstaigos ir tarptautinės federacijos. O sporto globalizacija prasidėjo 20 amžiuje, kai buvo įtraukiami ir dar daugiau šalių. Olimpinės žaidynės tada tapo didingiausiamis ir didžiausiamis pasaulio žaidynėmis. Ir sportas tapo didžiulė pramoga žiūrovams, atsirado tiesioginės televizijos transliacijos. Ir po antrojo pasaulinio karo sustiprėjo ir moterų sporto kryptis. Ir sukurtos pasaulio futbolo čempionatai, NBF, Formulės 1 ir kitų prestižinių varžybų sistemos. Ir įėjus technologijom ir mokslui, sportas padarė didelę žingsnį, ypač treniruočių metodikoje, medicinoje ir technologijų. Sporto rezultatai pasiekė naujas aukštumas. Taip pat buvo atsiradęs ir e-sport, tai buvo pripažinta kaip nauja sporto šaka. Ir sportas tapo įvairiapusiškai nagrinėjimas. Pavyzdžiui, sportininkų psichologinė būsena, sveikata ir lyčių lygybė. O kalbant apie slidinėjimą, tai mano sporto šaka. Žodis slidės kilęs iš senosios skandinavų kalbos žodžio skid, tiksliau, kuris reiškia medžio lazdą. Ir slidinėjimas buvo pradėtas keliauti per sniegą slidėmis beveik prieš 5000 metų Skandinavijoje, tačiau Kinijoje tai galėjo būti praktikuojama jau 600 metų. Bet to Suomiai slidinėjo daugiau nei 6000 metų, tai praktiškai nuo Suomių viskas prasidėjo. Ir čia turime Debrikspren skersti, čia buvo mūšis. Gelbėjimas princas Hakonas, kuris vėliau tapo karalium Hakonu IV. Kare buvo pradėjama naudoti slides kaip transporto priemonę, miškais keliauti. Ir tai buvo žymiai patogiau nuo kalnų, greičiau nuslysti, nesusižalojus, nenusiridenus. Aišku, reikėjo turėti tam įgūdžių, nes tai nebuvo paprasta. Štai taip atrodo senoviai slidės, lazdos, realiai pagaliai visiškai, nuo medžio nuskinti pagaliai. Ir štai tokia apranga būdavo. Va čia irgi matome, kad praktiškai su lazdom lyg lazdyno medžio šakos būtų. Jo, ir tai pradėjo slidės buvo naudojamas kare, nes žiemos metu būdavo sunku ir šalta bristi per sniegą gilų. Sniegas tada būdavo 0,5 metro ir metro gylio, tai slidės būdavo labai naudingas, nes išbristi iš tokių sniego pūgų tai tikrai yra sunku. Ir kaip vystėsi, tai šiaurės šalių žaidynių plakatas nupieštas Ernsto Kuselė. Tai pirmosios žaidynės slidinėjimo, jos nebuvo dar olimpinės, bet tai buvo žaidynės, kur jau pradedama rodyti buvo žmonėm, kad tai yra sporto šaka. Ir po kiek laiko 1924 Prancūzijoje Mont Blanche įvyko pirmosios žiemos olimpinės žaidynės. Tai buvo ne tik slidinėjimas, buvo šuolis į tolį, akrobatinis slidinėjimas, dailusis čiuožimas ir daugelį kitų sporto šakų. Va, galime matyti, kad tai buvo dailusis čiuožimas, greitasis čiuožimas ir netgi ledo ritulis. Ir Pekino 2026 metų žiemos olimpinės žaidynės
Tai buvo tikrai jau technologijose pažengta labai daug. Ir didžiausią poveikį slidinėjimui per amžius turėjo klimato kaita. Būtent 20 amžiui, kai pradėjo statyti didžiulės pramonės ir prasidėjo didelės gamtos tarša, taip pat klimato atšilimas. Tai padarė didelį įtaką. Vis mažiau sniego mažesnėse šalyse, kurios anksčiau būdavo daug sniego, vis labiau reikia važiuoti į kalnus, į Skandinaviją, kur sniegas laikosi. Ir tai labai pasijutė pastarosius 5 žiemų, o ypač 2025 metais, kai man pačiam teko slidinėti 2 kartus Lietuvoje, o nuvykus Skandinaviją ir kalnus ten sniegą pamatys tik specialiai įrengtose trasose. Ir žiema tikrai buvo pavėluota net ir Skandinavijoje ir kalnuose. O kalbant apie sporto socialinę ir kultūrinę raidą, tai nuo senovės laikų Graikijoje olimpinės žaidynės buvo ne tik fizinių gebėjimų išbandymas, bet ir meno ir religinė šventė skirta dievų Dzeusui. Dalyvauti galėjo tik vyrai, moteris negalėjo net būti žiūrovėmis. Romoje gladiatorių kovos tapo masinė pramoga, kurioje sportas buvo siejamas su pramoga ir politika. Valdovai organizuodavo varžybas siekdami įtikti miniai ir parodyti savo galią. O Kinijai ir Japonijai kovos menai buvo ne tik sportas, bet ir filosofija, dvasinės praktikos dalis. Tai labiau prieiti prie savo kūno, prie savo sielos. Ir naujieji laikai, 20 amžiui sportas tapo prieinamas visiems praktiškai. Pramonės revoliucija sukūrė laisvalaikį dirbančiai klasiai, o Anglijoje pradedamos organizuoti oficialios futbolo, bokso, lengvos atletikos varžybos. Pirmosios atgaivintos olimpinės žaidynės tai tapo sporto globalizacijos pradžia. Sportas jungia tautas ir kultūras ir vis kvietė suburti žmonės per fizinę veiklą. Moterys sportininkai 20 amžiaus pradžios moteris beveik nedalyvavo oficialiuose sporto varžybose, bet po feministinių judėjimų įvairių protestų moterų padėjo plėstis jų dalyvavimo galimybės. Sportas ir lyčių lygybė. Beveik visi profesionalios sporto šakos turi ir vyrų, ir moterų dabar, nepalyginus su senesniais laikais, kai būdavo tik vyrai. Ir olimpinėse žaidynėse dalyvaujančių moterų skaičius beveik lygus vyrų. Tas tikrai stebina. Čia labiau gal vasaros olimpinių žaidynių, nes žiemos nesakyčiau, kad lygų. Sportas ir socialiniai tinklai 21 amžiui. Sportininkai padarė daug įtakos žmonėms, tokie kaip Cristiano Ronaldo, LeBron James ir daugelį kitų įžymybių savo sportiniais pasiekimais. Tikrai praplėtė visų žmonių mintis ir akivaizdį. Sekėjai gali susirašinėti su sportininkais per Instagram, TikTok, Twitter ir kitas platformas. Tas, kas yra tikrai galima stebėti jas praktiškai iš savo namų. Sportas ir etika. Taip atsirado kova su dopingu, VDA antidopingo programos atsirado, Say No to Doping, diskutavimas apie translyčių asmenų dalyvavimą sporte. Tas labai iškilo šiame pastaruoju laikotarpiu, būtent 21 amžiui, nes pradėjo keisti vyrai į moters lytį ir pradėjo skinti aukštas vietas, kas yra nelygu. Tai dėl to tokie dalykai atsiranda. Ir sportas ir politika. Kai kurios šalis nevykdo ar joms uždrausta dalyvauti varžybose dėl įvairių politinių priežasčių. Pavyzdžiui, paimkime Rusiją, pašalinamas iš tarptautinių varžybų dėl dopingo skandalų ir karo Ukrainoje. Kaip dabar jiems jau neleidžiama dalyvauti kaip 3 metus olimpiadoje. Jų paskutinės olimpinės buvo 2026 metais žiemos. O prasidėjo karas ir viskas. Visi keliai uždaryti. Ir sporto socialinė ir kultūrinė raida lygumų slidinėjime. Tai lygumų slidinėjime dar ne per seniausiai sulygino varžybas su vyrais. Moterims padarė tokias pačias taisyklės ir distancijas. Pavyzdžiui, vyram olimpinė rungtis 50 km, moteriam būdavo 30, o dabar ir joms yra 50. Taip pat visos kitos rungtys yra
dabar padarytas vienodą atstumą. Ir tai, kada būna moterims mažesnės distancijos, nebent būna varžybos ne pasaulio čempionatai, ne jaunimo čempionatai, o tiesiog fizinės, paprastasias varžybas turiu menį. O Skandinavijos šalyse, ypač Norvegijai, slidinėjimas yra labai populiarus. Dauguma vaikų praktiškai slidinėja nuo 2-3 metų. Taip kaip mes kur nors einam futbolą žaisti, krepšinį, tai jie nuo 2-3 metų jau slidinėja. Ir lygumų slidinėjimas praranda susidomėjimą tikrai. Tai kiekvienais metais vis mažiau atnešamų sniegų. Žmonės vis labiau abejoja dėl investicijų į inventorių ir sportą. Aišku, atrodo kaip tik kai kurie entuziastai netgi nori slidinėja ant 3 cm, ypač Lietuvoje vis matydavau, kur vos tik iškrenta sniego žmonės varo slidinėt, nes nori patirt, jau susipranta, kad va žiemų beveik nebėra ir dar vis nori patirt. Tai jo. Bet ši žiema mane nudžiugino, kad iš tikrųjų iškritus net nedideliam kiekiui sniego, vis žmonės traukia slides ir bando slidinėti. O Norvegijos ir Švedijos nacionaliniai čempionatai yra transliuojami po visą pasaulį, nes ten dalyvauti ir užimti gerą poziciją yra beveik tas pats, kas dalyvauti pasaulio čempionate. Ir keletas asmenybių, kurios prisidėjo prie sporto raidos, tai būtų slidininkė Marit Bjorgen, daugiausia olimpinių medalių iškovojusi moteris žiemos sporto istorijai, net 15 olimpinių medalių, kas yra, wow, čia yra tikrai pasiekimas. Pavyzdys profesionalumo moterų sporto raidos ir ilgalaikės karjeros. Pavyzdys tikrai. Pelė, 3 kartus pasaulio čempionas. Štai šiais metais 1958, 1962, 1970. Vienintelis toks žaidėjas istorijai. Futbolą pavertė pasaulinę religiją ir Brazilijos pasididžiavimu. Dirbo kaip ir taikos pasiuntinys bei socialinis aktyvistas. Tai ne tik per sportą prisidėjo. Ir Michael Jordanas, NBA legenda, laikomas geriausiu visų laikų krepšininku, prisidėjo prie NBA globalizacijos ir sporto komercializacijos. Taip pat atsirado prekinis ženklas ir Jordan, revoliucionavo sporto madą ir ne tik, ir laisvalaikio madą. Ir jo, kalbant apie mano asmeninę patirtį, šiais ir visą sezoną, su laiku visiems pasijaučia, kad senstame, vieniems per sportą, kitiems per darbą. Man tai labiausiai pasijautė per sportą, teko išgyventi daug. Išgyvenau socialinę raidą, tai yra slidinėjimą būrelio, žmonių keitimąsi, vieni ateina, kiti išeina. Tas pats ir su treneriu, teko ir su mylimu treneriu atsisveikinti, nenumatytai, pristaikyti prie naujų trenerių, naujo būrelio. Praktiškai naujos aplinkos, nes dabar Vilniuje net neturim slidinėjimo būrelio. Ir dar teko išgyventi ir taisyklių pasikeitimus sporto šakoje, įrangoje ir daugelį kitur. Net brolis per tiek laiko atėjo į panašią sporto šaką, tai yra biatloną, kai reikia dar papildomai šaudyti. Bet visa ta mano sukaupta patirtis per sporto istoriją privedė mane prie ten, kur esu dabar. Dabar su visais pasikeitimais ir prisitaikymu sugebėjau prisidėti prie olimpinių kvotų iškovojimo. Taip pat net galimybė iškovoti kelalapį į Milano Cortina 2026 metų žiemos olimpinės žaidynės. Dėl to iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Ir apibendrinant, norėčiau pasakyti, jog kiekvienas žmogaus patirtis ir jo istorija, kad ir kokia jinai yra, būna itin kažkam pavyzdys arba nauda. Ir mes taip gyvename, patirime ir dalinamės patirtimi. O sportas ir toliau drastiškai vystosi ir vis stebina su naujomis technologijomis ir naujais pasaulio rekordais, bet šiek tiek ir baisu, kad 20 metų bėgyje žiemos sportas bus visiškai suprastėjęs, gal net išnykęs. Vien dabartinės žiemos jau neša blogas žinias. O kalbant bendrai apie sporto raidą, tai žmoniai tikrai nusižingsniavo toli su sportu ir technologijom, su profesionalumu. Ir dabar daug visokių medicinos yra, kuri taip pat padeda gerinti rezultatus. Tai va, ačiū už dėmesį.
Čia aš Norvegijos pasaulio čempionate šį sezoną laimėjau aukso antidopingo medalį.